Latvija atvarė į Zakopanę. Žiūrėk iki galo, atskleisiu, ką čia būtina nuveikti. Pasivažinėti per miestelį su arkliais. Būtina aplankyti Zakopanės širdį. Tai Krupuvkos gatvelė, kur yra daug šurmulio, parduotuvėčių, suvenyrinių parduotuvių, paragauti jų vietinių skanėstų. Ir pakilti į Gumbalovką, kur galima pamatyti iš viršaus visą Zakopanės miestą. Dabar stovi su Zakopanės simboliu – meška. Nors ką iš ras? Zakopanė pagrinde galima bus įsiskaityti kortelę, bet yra vietų, pavyzdžiui, už parkingą arba norint įsigyti vietinių kažkokių tai įdomybių, reikės tik tai kešo, taigi nepamirškite kažkiek tai išsikeisti ir turėti. Pakilti į Gumbalovką galite pėsčiom, keltuvo arba su mašina, ką mes ir padarėme, nes keltuvo kainos kažkaip tik kandžiojosi šį kartą. Būtinai reikia paragauti tradicinio sūrio su spanguolėmis. Dziękuję. Kalnų kaip karštas sūris ir uogienė, wow. Kiekvieną kartą čia atvažiavusi žaviuosi kalnais. Žinokite, į Zakopanę verta važiuoti būtent dėl jų. Ir dar keli patarimai. Nepamirškite paimti nuo saulės kremo ir kažką tai šiltesnio, nes tai saulė šviečia, tai kaip pas mus dabar gali palyti. Taigi, varom su Latvija, laikinam ir sekam mane.